Mano didžioji pasakų knyga. Broliai Grimai. Batuotas katinas. Gyveno kartą malūnininkas. Turėjo jis 3 sūnus, malūną, asilą ir katiną. Tėvui mirus, sūnus pasidalijo jo palikimą. Vyriausiajam teko malūnas, viduriniajam asilas, o jauniausiajam tik katinas, nes daugiau nieko nebuvo likę. Dėl to jis labai nuliūdo ir sau galvojo: likau iš visų labiausiai nuskriaustas, juk kas man iš to katino? Klausyk, šeimininkė, tarė katinas, kuris gerai jį suprato. Pasiūdink man porą dailių batų, kad galėčiau pasirodyti žmonėse, ir pamatysi, kad viskas ne taip jau prastai klosis. Jaunėlis malūnininko sūnus labai nustebo, bet kadangi pro šalį kaip tik traukė kurpius, tai ir užsakė katinui tuos batus. Gavęs tai, ko prašė, katinas apsiavė batus, pasiėmė maišą, prisipylė į jį grūdų, užsimetė ant pečių ir iškeliavo pro duris kaip tikras vyras. Tuo metu šalį valdė karalius, labai mėgęs kurapkas. Miške jų knibždėjo, bet kadangi jos buvo labai atsargios, nė vienam medžiotojui nepavykdavo jų sugauti. Katinasgi buvo labai gudrus. Nuėjęs į mišką, katinas atrišo maišą, pabarstė grūdų ir pasislėpė. Tuoj sulėkė kurapkos, aptiko grūdus, o juos belesdamos sulindo į maišą. Katinas tik patraukė raištį ir visą sugavo. Tada nuėjo pas karalių. Atvykęs į rūmus, katinas žemai nusilenkė karaliui ir tarė: mano ponas, maloningasis grafas, siunčia jūsų didenybei sveikinimus ir šitas kurapkas. Karalius labai apsidžiaugė riebiomis kurapkomis ir įsakė pripilti katino maišą auksinių. Tuo tarpu malūnininko sūnus, sėdėdamas namuose, graužėsi, kam išleido paskutinius skatikus katino batams. Bet čia įžengė grįžęs katinas ir pažėrė auksą jam tiesiai po kojų. Čia tau šiek tiek už batus, be to karaliaus padėka ir linkėjimai. Šeimininkas iš pradžių nieko nesuprato, bet katinas palengva jam viską papasakojo. Kitą dieną katinas vėl išėjo į medžioklę ir laimikį vėl nunešė karaliui. Taip jis darė diena iš dienos. Karaliaus rūmuose ėmė jaustis kaip namuose, o šeimininkui parnešdavo gausų atlyginimą. Vieną dieną iš vežėjo jis sužinojo, kad karalius su dukterim važiuosias pasivažinėti prie ežero. Tai išgirdęs katinas tučtuojau parlėkė namo ir tarė savo šeimininkui: jei nori praturtėti, bėk greičiau su manim prie ežero ir šok maudytis ten, kur parodysiu. Šeimininkas paklausė ir padarė taip, kaip katinas sakė, o šis tuoj paslėpė jo prastus drabužius. Malūnininko sūnui, besimaudant, pasirodė karaliaus karieta, o katinas staiga, kad ims graudžiai aimanuoti: ak, jūsų didenybė, kokia bėda, kokia bėda! Mano ponui besimaudant, atslinko vagis ir pačiupo jo drabužius, o dabar garbingasis grafas negali nei iš vandens išlysti ir tupės jame tol, kol mirtinai sušals. Karalius tučtuojau liepė savo tarnams parinkti ir atnešti grafui pačius gražiausius drabužius.
Pasipuošusi puikiais rūbais, grafą pakvietė sėstis į karietą, nes jautė jam didelį prielankumą. Jaunoji princesė taip pat prasitarė, kad jai kilnusis grafas irgi labai patikęs. Katinas, nudžiugęs, kad viskas vyksta taip, kaip jo sumanyta, nubėgo pirma jų. Pamatęs kokį 100 žmonių šienaujant pievą, jis paklausė: sakykit, gerieji žmonės, kieno šita pieva? Piktojo burtininko, atsakė šienautojai. Klausykit manęs, netrukus važiuos pro šalį karalius ir jei jūsų paklaus, kieno ši pieva, sakykit, kad maloningojo grafo. Jei to nepadarysite, būsite visi mirtinai sumušti. Toliau bėgdamas katinas pamatė didžiulį lauką, kur 200 pjovėjų kirto javus. Kieno šie javai, gerieji žmonės, paklausė jis. Piktojo burtininko, atsakė pjovėjai. Klausykit manęs, netrukus važiuos pro šalį karalius ir jei jūsų paklaus, kieno šie javai, sakykit, kad maloningojo grafo. Jei to nepadarysite, būsite visi mirtinai sumušti. Pagaliau katinas pasiekė didelę tamsią girią ir pamatė ten bene 300 medkirčių, kertančių medžius. Kieno šis miškas, gerieji žmonės, paklausė jis. Piktojo burtininko, atsakė kirtėjai. Klausykit manęs, netrukus važiuos pro šalį karalius ir jei jūsų paklaus, kieno šis miškas, sakykit, kad maloningojo grafo. Jei to nepadarysite, būsite visi mirtinai sumušti. Žmonėms toks katinas, avintis batus ir kalbantis žmogaus balsu, kėlė pagarbą ir baimę. O šis, keliaudamas toliau, pribėgo burtininko pilį ir drąsiai žengė vidun. Burtininkas nužvelgė jį iš aukšto ir paklausė, ko norys. Žemai nusilenkęs, katinas jam atsakė. Girdėjau, kad jūs galite pasiversti bet kokiu žvėrimi. Jei kalbėtume apie šunį, lapę ar vilką, nesuabejočiau. Bet man būtų sunku patikėti, kad galėtumėte pasiversti, pavyzdžiui, drambliu. Todėl ir atėjau čia, kad tuo įsitikinčiau. Visiškas menkniekis, atsakė burtininkas ir akimirksniu virto drambliu. Tai bent, sušuko katinas. O jeigu liūtų? Tai irgi vieni juokai, atsakė burtininkas ir pavirto riaumojančių plėšrūnų. Katinas dėjosi išsigandęs ir stebėdamasi sušuko. Neįtikėtina! Na, bet jau pasiversti kokiu mažu gyvūnėliu, pavyzdžiui, pele, tai tikrai neįmanoma. Burtininkas atšovė. O taip, katinėlį, tuoj pamatysi. Ir tą pačią akimirką, pasivertęs pele, ėmė šmirinėti po menę, o katinas, nieko nelaukdamas, puolė ir suėdė tą pelę. Tuo metu karalius, princesė ir grafas važinėjosi karieta po apylinkės ir privažiavo didžiulę pievą. Kieno ši pieva, paklausė karalius besidarbuojančių žmonių. Maloningojo grafo, atsakė visi vienu balsu, kaip katinas juos buvo primokęs. Tai gražaus turto turite, ponas grafė, tarė karalius. Toliau jie privažiavo platų javų lauką. Kieno šie javai, pasiteiravo karalius. Maloningojo grafo, vėl sutartinai atsakė visi. O ponas grafė, kokie dideli ir gražūs laukai, sušuko karalius. Karieta pasiekė pamiškę ir karalius vėl paklausė. Kieno šis miškas? Maloningojo grafo, atsakė visi medkirčiai kartu. Pagaliau jie atvyko prie pilies, kur batuotas katinas, išgirdęs atidundant karietą, nušoko nuo laiptų ir pasitikdamas juos tarė. Jūsų didenybė, mano ponui didžiulė laimė ir garbė sulaukus tokių aukštų svečių savo pilyje. Išlipęs iš karietos,
karalius žengė į pilį, negalėdamas atsistebėti pastatų ir menių puikumu, o grafas, padavęs ranką jaunai princesiai, nusivedė ją į didžiąją menę, išpuoštą auksu ir brangakmeniais. Nuo tos dienos princesės prašomas karalius ėmė vis dažniau lankytis grafo pilyje, o kiekvieną sykį apsilankiusi princesę gaudavo po brangią dovaną iš grafo rankų. Karaliui nepraslydo pro akis, kad abu jaunieji vienas kitam labai palankus. Kai jaunasis grafas paprašė dukters rankos, karalius nedvėjodamas atidavė jam princesę į žmonas. Karaliui mirus, grafas tapo valdovu, o batuotas katinas jo ministrų pirmininku. Pabaiga.